vadinasi keistų pavadinimu Sveikas sugrįžęs. Kaip galvojat, kas toks žmogus pas mus? Ne, Sigutis išėjo. Nominacijos greičiausiai išėjo. O sugrįžo mūsų gerbiamas Adminas, gerbiamas šitos svetainės įkūrėjas, registratorius, derintojas ir šiaip visų tinklų specialistas Modestas. Trumpiau mūsų gerbiams Modė. Metų moderatorius. Kas yra metų moderatorius? Aktyviausias, kuris dieną dienon nemiega, naktim nevalgo, bet gerai atrodo. Taip, Dadžius. Neįsivaizduoju, kai žmogus spėja ir klube, ir varžybose, ir nominacijose išdalinti prizus. Ir dar per žmonės spėja. Geriausias moderatorius sugeba sureguliuotis. Aišku, nereiškia, kad ir kiti moderatoriai blogai dirba. Aišku, jie labai gerai dirba, bet galbūt Tadas jiems moka tiesiog gražiai suvadovauti. Moderatorių sistema veikia nepriekaištingai šlovėjams. Dabar prieisime prie kantrumo. Ištvermingiausios buvo ir kantriausios žmonos. Tai pirmoji kantriausia žmona mūsų nuomonė yra Rita. Žmona Rita. Iš pat ryto tiesiog jinai kantriai tvarko reikalus, kol Tadžius. Dėja, bet man ta kantrybė jau senai baigėsi. Ne. To neparodyk niekados. Kantrybė visada būna per kraštą perbėga, kiek jos per daug. O po to visą kitą vėl pasilieka. Kas per daug, truputį reikia išlieti, teisingai. Na ir dar viena kantrioji žmona. Prie žmonų priėjom, kantriųjų. Tai mūsų kantriausia žmona yra Rasa. Todėl, kad labai kantriai sudeda visus įrankius vyrų į žvejybą, suranda juos, jeigu būna kur nors pamesti. Arba pameta, kada nereikalingi paslepia. Žodžiu, labai kantri. Ačiū, Rasytė. Pats ramiausias mūsų visoj Kipkit LT svitoje tai būtų metų ramekas vadinasi. Ir metų ramekų mes pavadinsime Žuliką. Pagal pravardę tai nepasakysi, kad jis jau toks yra. Bet iš tikrųjų žodžio nepratarė. Visą kelią važiavom, tylėjo kaip žemė. Taip, o dabar mūsų visi straipsniai, visi reportažai daugiausiai yra rašomi mūsų gerbiamo Audriaus. Daugiausia. Bent jau kiek esu skaitęs, tai jo pusės reportažai buvo taigi gražiausių. Ir geriausias dienoraštis bus nominacija, taipogi bus Audriaus M. Tikrai plunksnos brolis, moka, žino, žvejoja ir yra labai aktyvus tikrai. Pakelti. Nominacija turėtų dalytis per pusę. Dabar čia kolektorius sėdi. Jo, į kūgelis viską. A, šitaip ne. Taip. Ir matai, kai... Per pusę dabar. Jeigu Audriaus mintis, o korektorius šalia, tai dar yra geresnis variantas. Aš mūzą vadinu. Čia mūza, jo, mūsų Dianai parašom paplot, tikrai. Čia be jos ko gero neapsėta. Nu, matos, mes šeimoje negyvenam kartu, tai nežinom visų tų paslapčių. Bet Baubas šalia matyti buvo prabėgęs, matė. Aš ten dažniau turėsiu apsilankyti, pasitikrinti. Telefonu. Aha, kažkaip čia man. Ne tik telefonu. Įtartina. Spaudos apžvalgininkas. Nu, čia visi iškart žino. Česlovas Bonas. Aišku, ir
kiti neatsilieka, jau paskutiniu metu buvo daug tokių spaudos atstovų. Jau Donatas jau reiškia, taip. Aišku, labai gerai, kad kuo daugiau, to daugiau mes sužinosime, tai va šitų žmonių pagalba. Nu, čia parašyta tinklapio siela Darius Kaunas. Nežinau, koks čia siela. Taip. Yra gal labiau senesnių, bet aš visada, sakysim, buvau su jumis, kaip tai toliau bus neaišku. Bedaliu, kai tu pakomentuoji kažką, iškart pasidaro aiškiau. Ir linksmiau, jo. Aš šviesiu viskas buvo. Dėkui. Sakykim, kad net įtvygiai, sakė prancūzų. Atkakliausias meškeriotojas. Žvejoja net sugipsuotas. Galvojau, kad čiabas, bet pasirodo paukštas. Bet čiabas irgi buvo žvejyboje užfiksuotas, sugipsuotas. Paukštas varžybose dalyvavo. Varžybose buvo. Atkakliausias meškeriotojas. Meškeriotoja žvejoja net išsimaudžius rudenį. Kas maudėsi rudenį? Visai neseniai. Ne tu gyveni, ne. Tai meda. Gal paskutinės varžybas už klapų išsimaudė, kad vis tiek dalyvavo toliau. Ir dar vos per Marytės plauką nepagavo 3 vietos. Šaunu, bravo, meda. Studentų sekas. Dabar turime gerasias tokias pusės, kaip kitau taip, blogasias. Ir turim vieną labai tokį neaišku, bet labai gerą nominaciją. Susitikimų velnias. Gerąją prasme. Spėkit Kas galėtų tai būti? Nu, toks baisus, bet labai geras. Albinkė, taip! Susitikimų velnias! Dievas įpilkim. Aš labai geras, iš tikrųjų, prisiekiu. Na, prieėmė prie pačios pagrindinės mūsų nominacijos dalies. Tai tinklapio valdžia. Kas be jos būtų, jeigu jos nebūtų? Jie rūpinasi ir mūsų tinklapio išlaikymu, ir varžybomis, ir kiekvieno tokio susitikimo minutę. Jiems skauda šitą, jie atplėšia nuo savęs šeimą, galbūt šitą reikėtų irgi vertinti. Taigi tinklapio valdžia, numeris 1, Čiabas. Nepasididžiavo, atvyko iš pačios Klaipėdos, tokią sumą, dėkui jam. Kad ir šlubas, bet vis tiek jisai valdžia. Prašom gerbti ir mylėti. Antrasis mūsų valdžios atstovas, gerbiamas Arutis. Moderatorius, klubo narys. Malonu. Taipogi, prašom pakelti jo. Žinoma, kaipgi be mūsų gerbiamo Tadžiaus. Tai mūsų klubo prezidentas, varžybų, derintojas, energingas varžybų dalyvis. Taigi toliau. Iš valdžios atstovų mūsų gerbiamas Dolcas. Auto, moto, foto, britva, traktor, vysavu. Visų žmogus spėja. Jie ten savo tvenkinį spėja paruošti, kad mes galėtume ten pamėgti savo masalus ir žvejoti. Ir lydekas, ką nori.
dar vienas labai energingas, labai tvarkingas, pareigingas ir visoksingas. Tai Audrius M. Mūsų gerbiamas Adminas, klubo narys, varžybų organizatorius. Taipogi varžybų ne vieną kartą.